Belevičius tokius dinamiškus metimus. Judesyje staigiai sustabdydamas ir šaudydamas į varžovo krepšį. Čia to pačiu kartus taisyklės pažeidė abi ekipos, bet žaisti dar daug pirmajame kėlinyje. Rokas Stankevičius ir jo 1-1 su Karoliu Guščiku. Vaivada. Atsikovoja kamuolį svečiai. Baigė šis epizodas, slystelėjo Paulius Danisevičius. Pažarauskas Stankevičiui, Giedriui Stankevičiui, dabar Rokas Stankevičius ir McBride'as Stankevičiaus užtvarą naudojasi, eina iki galo. Koks sudėtingas amerikiečio metimas. Aišku, per aštuntfinalio barjerą brautis kelią į ketvirtfinalį Vilkaviškiui. Tuo tarpu Jurbarkas tokios pareigos neturėjo, galėjo ilsėtis ir laukti savo varžovų. Ir ten ir paminėjau, kad Vilkaviškio komanda brovėsi per aštuntfinalio barjerą. Ten Neptūnas Akvaservis įveiktas po atkaklios kovos. Pakankamai prie pusę šoka, bet metimas su pasipriešinimu netaiklus. Nepatogus perdavimas Rokui Stankevičiui. Toli surenka 2 taškus. Jurbarkas Karys 3 taškais priekyje. Stankevičius prieš Guščiką, Šeirailiai ir savalaikį Aido Kavaliausko. Trečiasis tritaškis, kurį pataiko Belevičius iš 7 bandymų, 43%. Ne taip ir blogai. Žinant, kad Belevičius su pasipriešinimu dažnai atlieka tos metimus. Ne pačius lengviausius, ne pačius patogiausius. Rokas Stankevičius ir jo perdavimas Žukauskui. Žukauskas renkasi lygiai tokiu pačiu virš minučių. Reikia patausoti šiek tiek lemiamoms akimirkoms savo kapitoną Vilkaviškio ekipai. McBride'as. Iš po užtvaros išlenda amerikietis. Pocius grūmėsi su varžovais, bet Kavaliauskas labai atidžiai dabar stebi jaunojo oponento veiksmus. Pažarauskas aukštai pakilęs, sprendžia tenais deginti sekundės. Vilko pagalba, Pažarauskas prieš Guščiką, trukčiojantis driblingas ir Guščikas pučia kamuolį. Šeirailiai vėl kaunasi kaip liūtas. Iš 5 metimų antrą tritaškį pataiko. Procentas taisosi, 8 taškai Karolio sąskaitoje. Nausėdas, Arminas Vilkas. Ir jo dabar atsakomasis perdavimas Justui Nausėdui. Aikštelė, jokio ten triuškinančio šuolio ar įspūdingos atletinės kovos. Tiesiog lengvai kilstelėjo ranką ir pusiau kabliu siunčia 2 taškį. Žukauskas prieš Kokošką prašo užtvaros, bet galiausiai nusprendžia atakuoti iš toli.